Labadiena, esu Jolita Čičelienė, neurologė, dirbu jau daugiau negu 10 metų. Labiausiai turbūt laikau save turinti patirties ir domiuosi galvos skausmo problemomis, judesių sutrikimais. Tai kodėl man patinka dirbti su galvos skausmo pacientais? Pirmiausiai tai todėl, kad šiais laikais turim labai pagerėjusias gydymo galimybės. Galima sakyti, tikrai revoliucinis laikas migrenos gydyme. Galim padėti pacientams, kuriems anksčiau labai sudėtinga būdavo padėti, tai esant užsitęsusiems, ilgiems arba sunkiai koreguojamams dažniems galvos skausmo priepuoliams. Bet jau nekalbant apie tas naujas gydymo galimybės, iš tiesų galvos skausmo pacientams dažnai reikia tiesiog didesnio žinojimo, didesnio savo problemos pažinimo, padėti jiems atskirti galvos skausmo variantus, kurie neretai būna skirtingi tam pačiam pacientui. Jis gali turėti ir migreną, ir kitos rūšies skausmą, arba kaip tik tais skirtingi, galbūt kažkiek besiskiriantys skausmai gali būti panašios priežasties. Ir vėlgi tas gydymas tiek ir vienam pacientui skirtingo galvos skausmo epizodo, tiek ir skirtingiems pacientams gali būti labai skirtingas. Todėl, kaip ir sakau, reikalingas žinojimas, pažinimas savo ligos. Ta mes tikrai galim padėti kiekvienam pacientui padaryti. Ir būtent žinoti, kaip elgtis vienu ar kitu atveju ir priimant tos sprendimus, kartais galim neprieiti prie situacijų, kada jau tikrai sudėtinga yra padėti, kada atsiranda labai dažnas vaistų vartojimas. Jis veda prie dar dažnesnių skausmų ir atsiveria toksai užburtas ratas. Todėl, esant klausimų, stengiantis tvarkytis su galvos skausmais, visada prašom kreiptis, stengsimės padėti.